gal pradėsim tada nuo tokio pažinimo. Baltų kalbų grupėje yra tik gyvos dvi likusios kalbos latvių ir lietuvių. Bet kiek mes žinome vieni apie kitus, kiek pažįstame tas kalbas, domimės ar vartojame, kokie jūsų pastebėjimai? Kalbant apie gyvasias baltų kalbas, lietuvių ir latvių, manau, kad tikrai yra pakankamai didelė grupė žmonių, kurie mokosi latvių kalbos ir yra ne viena bendruomenė, tarkim, socialiniuose tinkluose ar universitetuose, taip pat jos galima mokytis Vilniuje, Kaune, galima mokytis nuotoliu ir turime nemažai studentų, kurie mokosi latvių kalbos. Atsakant į jūsų klausimą apie lietuvių latvių kalbų mokėjimą, manau, reikėtų galvoti apie skirtingas grupės, nes jeigu kalbėtume apie filologijos studentus, tai tikrai nemažai jų mokosi latvių kalbos. Pavyzdžiui, Vilniaus universitete, kuriame dėstau, mes kartais turime ir 3 pilnas A1 lygio grupės, kurie paskui tęsia. Taip pat yra žmonės, kurie domisi baltistika, baltų kalbų istorija arba baltų tautų istorija. Tai tikrai dažnai jie moka latvių kalbą, nors jiems tai nėra privaloma, bet tikrai turime studentų ir iš istorijos fakulteto ateinančių, archeologų, kuriems labai įdomu sužinoti daugiau apie baltų kalbas, taip pat ne tik jų studijuojamų dalykų medžiagą, bet ir kalbas pačias. O kas jūs paskatino tyrinėti latvių kalbą ir galbūt jūs tyrinėjate netgi tą senąją latvių kalbą, ne šiuolaikinę? Taip, tai apie latvių kalbą tikrai daug negalvojau prieš stodama į universitetą, nes stojau lietuvių filologiją ir man tiesiog labai patiko baltų filologijos įvado paskaitos ir ten mes skaitėme senuosius tekstus. Ir per tuos senuosius tekstus kažkaip supratau, kad mane tai domina labiausiai, kad baltų kalbos, baltų kalbų istorija ir labai natūraliai pasirinkau latvių kalbos studijas, nes tada mes galėjome rinktis iš lenkų ir latvių. Ir pasirinkau latvių, manydama, kad yra 2 gyvosios baltų kalbos, tai reikia jas būtinai abi ir mokėti. O kaip jūsų tyrimo objektu tapo ankstyvosios latvių raštijos laikotarpis? Kaip jie apibrėžtumėt šitą laikotarpį, kas tai yra? Na, aš pradėjau pirmiausia nuo lietuvių senosios raštijos tyrimų, rašiau kursinį darbą apie Sirvydo punktų sakymų, bet tuomet išvykau studijuoti į Latviją ir turėjau puikią savo darbo vadovę Eglę Žilinskaitę Šimkūnienę, kuri man pasiūlė pasidomėti galbūt latvių senąją raštiją, nes tuo metu studijuosiu kitą semestrą. Tai buvo, kad studijuosiu Latvijoje ir galėčiau pasižiūrėti ir kažką palyginti latvių pusėje. Ir tokiu būdu susipažinau su profesoriumi Pėteriu Vanagu ir jis mane supažindino su Kristoforu Fiurekeriu, apie kurį rašiau bakalauro, magistro ir vėliau disertaciją taip pat. Ar yra didelis skirtumas tarp senosios latvių ir lietuvių raštijos? Kokie tie esminiai skirtumai ir galbūt panašumai? Manau, kad skirtumai yra daugiau nei panašumų, nors, žinoma, visada galim ieškoti kažkokių sąlyčio taškų. Ir tie taškai būtų pirmosios išlikusios knygos, nes tiek lietuvių, tiek latvių yra katekizmai, tačiau mes čia nieko labai neišsiskiriam, nes taip pat ir estų būtų ir kitomis kalbomis, dažniausiai tai ir būdavo katekizmai. Bet jeigu norėtume gretinti lietuvių ir latvių, tai nebūtų lengva atrasti tyrimo temų, kur labai lengvai ir aiškiai būtų galima sugretinti lietuvių latvių. Bet iš tokių tikrai svarbių, man atrodo, taškų yra tai, kad 1585 metais latvių katekizmas, kuris šiuo metu yra seniausia išlikusi latviška knyga, yra išspausdinta Vilniuje. Tai išspausdino jėzuitai, tai šiemet labai graži sukaktis 440 metų. Čia Vilniuje spausdintai seniausiai išlikusiai latviškai knygai. Tai jūs ją ir tyrinėjote? Ne. Aš iš tiesų nesiėmiau tos knygos, todėl kad domėjausi truputį vėlesnių laikotarpių, 17 amžiumi, bet po truputėlį kažkaip
parašiusi disertaciją, pradėjau domėtis ištakomis, kaip būtų galima atsekti, kokia vyravo tuo metu religinių tekstų tradicija. Nes aš analizavau pirmąjį latvių Biblijos vertimą ir tai buvo toks tarsi detektyvas, bandžiau surasti, kuo pasinaudota tame pirmajame vertime, nes vertėjas teigia, kad jis vertė vienas pats 8 metus, nors tai akivaizdžiai netiesa, nes yra tiesiog žodin perimta iš anksčiau ir aš norėjau atsekti būtent kiek įmanoma tą evangelinių tekstų tradiciją. Ir tokiu būdu priėjau prie Tėve mūsų maldos, kuri iš tiesų ir kilo iš paliudyta Evangelijoje ir keliose vietose. Ir tokiu būdu priėjau prie dabartinės tyrimo temos ir atradimo Vrublevskių bibliotekos egzemplioriuje. Tai gal tada ir apibūdinkit, koks tas atvejas yra mūsų Vrublevskių bibliotekoje, kaip pateko į akiratį ir kaip jūs atpažinote tuos latviškus įrašus, kokia čia detektyvinė istorija ar mokslininko metodika lėmė atradimą? Manau, kad abu. Labai teisingai pastebėjote, kad tai buvo ir yra tam tikras detektyvinis darbas, nes noriu suregistruoti, peržiūrėti visas 16 amžiaus latvių Tėve mūsų maldos publikacijas. Ir viena iš jų yra publikuota Münsterio kosmografijoje, kuri yra štai čia ant stalo. Ir ši kosmografija pirmą kartą pasirodė 1544 metais, bet joje dar nebuvo latviško teksto. Ir ji buvo publikuota pirmą kartą vokiečių kalba, vėliau 45, 6, 8 metais ir galiausiai 5-ame papildytame ir didžiausiame, svarbiausiame leidime, tai 1550 metais buvo išspausdintas latviškas tekstas, tai yra kalbos pavyzdys ir tas kalbos pavyzdys buvo Tėve mūsų malda. Ir tiesiog pastebėjusi, kad tos maldos iš vieno leidimo keliaudamos į kitą jos skiriasi, norėjau suregistruoti viską, ką galiu. Tai atlikdama podoktorantūros stažuotę keliavau po įvairias Europos bibliotekas ir peržiūrinėjau visas įmanomas publikacijas, leidimus ir ką tik galiu prieiti. Tokiu būdu man visai netikėtai Vrublevskių bibliotekos egzemplioriuje, kuri matome štai čia, 1552 metų lotyniškame leidime, man kažkaip netikėtai pavyko užtikti tuos įrašus, nes jų nesitikėjau. Kitur pasaulyje aš esu apžiūrėjusi maždaug apie 200 egzempliorių. Niekur nėra kažko panašaus. Tai dėl to ir paimdama šį egzempliorių taip pat nesitikėjau nieko, nes tarsi jeigu iki šiol nebuvo, tai kaip ir natūralu, nes ši knyga yra enciklopedija tam tikro pobūdžio, kosmografija, tai yra pasaulio aprašymas. Ir dažniausiai būdavo redaguojamos, jeigu būdavo redaguojamos, tai tos vietos, kurios aktualios tai vietai, kurioje egzempliorius yra. Tai kažkas natūralu, kad Münsteris padarė daug klaidų, nes kai jis sudarinėjo kosmografiją, visus aprašymus tiek apie Lietuvą mes čia galime matyti, tiek apie Lenkiją, apie įvairiausias Afriką, įvairiausias pasaulio vietas ir šalis, tai tokia tarsi jis bandė užčiuopti įdomybės įvairiausias, apie monstrus, pavyzdžiui, apie visokius mitus, gamtą, valdovus ir nežinau, tikrai pačius įvairiausius aspektus. Ir natūralu, kad padarydavo klaidų, nes visą medžiagą jis rinko laiškais, yra išsiuntęs be galo daug iš jo išlikusių keletos laiškų, tikrai labai nedaug yra išlikę, bet tai, kas išliko, mes galime sužinoti, kad jis parašydavo per dieną po 14 laiškų, per vieną dieną, nes norėjo surinkti medžiagos šiai kosmografijai, kuri iš tikrųjų buvo labai sėkmingas leidimas, nes pirmą kartą pasirodžiusi 544 metais, ji buvo perleidžiama iki 628, tai 84 metus. Ir nors pirmą kartą pasirodė vokiškai, jau 5 leidimas po 6 metų išėjo ir lotyniškai, nes pats Münsteris rašo, kad jį paragino versti ir kita pasauliu suprantama kalba, nes tuo metu lotynų buvo lingua franca, o vokiečių galbūt
buvo šiek tiek mažiau vartojama tuo metu. Ir iš tiesų kosmografija buvo išversta ir į daugiau kalbų, nes matome ne tik vokiečių, lotynų, bet ir prancūzų, italų, čekų, galima minėti ir anglų, bet angliškasis vertimas buvo tik tam tikrų pikantiškų vietų vertimas. Tai nėra visos kosmografijos tų 1,5 ar daugiau tūkstančio puslapių vertimas, o tik keletos fragmentų, jeigu tai būtų galima pasakyti. O šių knygų daug yra išlikę? Yra tikrai išlikę, kiek nežinau ir negaliu pasakyti, nes nėra suregistruota vienoje vietoje, kad būtų aiškiai, bet kaip sakiau, pati esu apžiūrėjusi jau arti 200 egzempliorių, nes tiesiog pati kosmografija skirtingų leidimų turėjo apie 40. Tai galime galvoti, kad vis tiek tam tikrų metų egzempliorių bibliotekose yra ne vienoje. Nes ši knyga, nors jeigu neklystu, yra vienintelė šioje bibliotekoje, būtent 552 metų, bet taip pat yra ir Vilniaus universiteto bibliotekoje kitas leidimas, tai nėra kažkoks unikumas per se. Bet tai, kas yra parašyta šioje konkrečiai vietoje 789 puslapyje, tai ir suteikia šiam egzemplioriui unikumo vertę, nes niekur daugiau to nėra. Ir jeigu pereitume prie jau paties latviško įrašo ir maldos, tai žinome, kad Münsteris latviškai tikrai nemokėjo. Jis tą maldą gavo greičiausiai iš Johano Hasenteoterio ir jeigu pasižiūrėtume, kaip ši pavardė yra parašoma skirtinguose leidimuose, jūs matytumėte, kad nors ir vokiškai Johann Hasenteote, bet kitomis kalbomis, tai latyniškai, prancūziškai, itališkai, jo pavardė ir vardas yra verčiami. Tai galite, kad nesuklystumėte žiūrėdami į šį lotynišką leidimą ir nemanydami, kad tai yra Johanne Leporicida, bet yra Johann Hasenteote, nes jis buvo vokietis, vokiečių kilmės ir manoma, kad latviškai jis pats nemokėjo, todėl kad buvo atvykėlis į Livoniją ir Livonijoje praleido tik keletą metų. Ir 547-aisiais jau iš jos išvyko. Tai vadinasi, tą maldą, kurią pateikė latviškai, jis nuo kažko nurašė. Nuo ko, ar rankraštinio, ar spausdinto, nežinome, nes tuo metu dar spausdintos latviškos knygos Livonijos teritorijoje nebuvo. Yra tam tikrų žinių, kad intencija buvo 1525 metais, todėl Latvijai šiuos metus laiko simboliniais tokiais latviškos knygos metais, bet ta knyga, jeigu ir buvo, ji Livonijos teritorijos nepasiekė tiesiog. Tai dėl to šis fragmentas įgauna dar daugiau vertės tiems, kurie nori tirti, analizuoti latvių rašytinę kalbą. O ką galima pasakyti dar apie kitus įrašus latvių kalba randamus Lietuvoje, Vilniuje? Gal pradėsiu, jeigu galima, truputėlį iš toliau atsakyti šitą jūsų klausimą, nes kai mes kalbame apie latvių raštyje ir tam tikrą periodizaciją, įprastai buvo remiamasi anksčiau Artūro Ozolo tokia trichotomija. Jis skyrė senąjį laikotarpį, vidurinį ir naująjį laikotarpį, ir tas senasis laikoma, kad baigėsi 1631 metais. Ir vėliau, jau 2019 metais Peteris Vanagas pasiūlė dar kitokį skirstimą, bet įdomu, kad tą pirmąjį etapą, ankstyvąjį etapą, čia jau mano pačios pavadinimas ankstyvasis etapas, nes norisi apriepti tarsi jį visą, jis taip pat skyrė iki 1631 metų, nes šie metai yra latvių raštijos istorija simboliniai, nuo jų yra skaičiuojamas, kad ir kaip žiūrėsi, naujas etapas, kažkoks kitoks, ir simbolinis autorius yra Georgas Mancelis, ir akivaizdu, kad šie rankraštiniai įrašai, kurie yra knygoje Münsterio kosmografijoje, kuris saugoma Vrublevskių bibliotekoje, jie yra parašyti
tokią rašybą, kuri egzistavo iki to. Todėl yra priskiriami ankstyvajam laikotarpiui, tai maždaug 16 amžiaus pabaiga, antra pusė pabaiga arba 17 pradžia. Kadangi tai yra rankraštiniai, labai sunku identifikuoti. Ir šiam etapui priklauso labai nedaug rankraštinių įrašų. Jeigu kalbėtume apie maldą, nes tai yra Tėve mūsų malda, mes galime skirti 2-3 iš viso esančius. Tai čia būtų 4. Todėl, kad pirmasis ir seniausias yra parašytas, neišspausdintas, parašytas knygoje, kuri šiuo metu saugoma Upsalos universiteto bibliotekoje. Tai yra seniausias rankraštinis įrašas latvių kalba, kuris apskritai yra išlikęs, tai yra Tėve mūsų maldos fragmentas. Net ne visa malda, o tik jos fragmentas, jos pradžia. Kitas tikrai žinomas įrašas yra Georgo Bruno, bet data vėlgi nežinoma ir akivaizdu, kad popierius, ant kurio parašyta, yra iš 1593, 4, 5, tai 16 amžiaus pabaiga, tas popierius, ant kurio parašyta ta malda. Tai galime matyti, kad 16 amžiaus pradžia, tada 16 amžiaus pabaiga. Ir kitas variantas yra Simono Grunau pateikta Tėve mūsų malda, kuri taip pat yra problemiška, nes originalo nėra, mes žinome tik nuorašus, kurie yra gerokai vėlesni. Tai šie įrašai esantis Münsterio kosmografijoje 789 puslapyje dėl to yra ir vertingi, nes galime galvoti, kad tai yra 4. toks rankraštinis maldos užrašymas. Bet nėra žinoma aišku, ar šie įrašai pasirodė prieš pirmąją spausdintą latvišką knygą, kuri išlikusi, tai minėta 1585 metų, ar vėlesni, nes kai tekstas rankraštinis, labai sudėtinga pasakyti, kuri iš tikrųjų galėtų būti ta data ir dar sunkiau pasakyti, kas tai padarė. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į patį įrašą, čia galbūt geriau matysite ekrane, mano minėtas 789 puslapyje esantis tekstelis 552 metų knygoje ir jeigu mes jį padidintume šiek tiek, galėtumėte įžiūrėti, kaip atrodo tie ranka daryti įrašai šioje knygoje. Tai galite matyti, kad ne visa malda yra pakeista. Kodėl? Labai sunku atsakyti, bet atrodo, kad tai daryta tiesiog impulsyviai, nes pradžioje tarsi niekas nekeista, tik į pabaigą jau pakeistas visas sakinys. Tai atrodo, kad tai tiesiog kažkas skaitė, mokėdamas latviškai ir galbūt tas variantas, kurį jis ar ji mokėjo, buvo kitoks nei parašytas šioje Münsterio kosmografijoje. Bet pats faktas yra be galo įdomus, nes nėra aišku, kiek šis seniausias spausdintas latviškas tekstas atspindi tikrąjį variantą, ar jame nėra klaidų. Nes yra tokių žodžių, kurie sunkiai identifikuojami dabar latviškai kalbančiajam ir net neaišku, ką galėtų reikšti, pavyzdžiui, badeglė. Nes tai dabar yra kitas žodis kardinašana, gundimas, tai kad tarsi neleisk mūsų gundyti, gundimas, bet kas yra ta badeglė, niekas ir mokslininkai nežino. Tai galima spėti, nes nėra paliudyta šitas žodis daugiau. Ir jeigu pasižiūrėtume į šios maldos perrašą, galėtumėte matyti čia mėlyna spalva pažymėtas vietas, kuriuose yra jau perrašyti, redaguoti žodžiai, žaliai pažymėti yra tie žodžiai, kurie pridėti. Tai maldos taisytojas, redaktorius, jis pats pridėjo šiek tiek daugiau žodžių maldoje. Žinoma, jie nėra labai esminiai, nes 2 kartus yra pridėtas jungtukas und, tai yra ir vieną kartą tuop tampa pridėta. Bet nenorėčiau galbūt gilintis į visus šiuos įrašus, nes jeigu norėtumėte, būtų galima paskaityti ir mokslinę publikaciją apie tai, tad galbūt negaišinsiu gilindamas į kiekvieną žodį, bet norėčiau jums greitomis parodyti paskutinėje maldos eilutę. Ir čia galite matyti jos perrašą. Pirmiausia, Münste 1552, tai yra tas originalus spausdintas tekstas, tuomet yra rankraštinė redakcija, tai yra tie įrašai, kurie yra tik Vrublevskių bibliotekos egzemplioriuje ir apačioje esu pateikusi dabartinės latvių maldos eilutę. Apie ją daug nekalbėsiu, bet jeigu mokate latviškai, galite sugretinti, kaip atrodė 16 amžiuje malda ir kaip jie atrodo dabar.
Jeigu greitomis pereitume ir pasižiūrėtume, ką redagavo šis redaktorius ar redaktorė, tad mes galėtume matyti, kad pirmiausia yra pridėtas žodis und, tai yra ir, tada galėtumėte matyti, kad neved, tai yra nevesk, šiek tiek skiriasi ši forma gramatiškai, taip pat neiginys rašomas Münsterio kosmografijoje atskirai, o jau rankraštyje yra rašoma kartu. Toliau mums ir mūs skiriasi linksnis, tai yra sintaksinis keitimas, liauna, liaunen irgi yra vėlgi kitas linksnis, padeklė, mano minėtas žodis, kurio tikrai dabar mažai kas suprastų, o jeigu yra kas supranta, tai labai džiaugčiausi išgirsti, ką tai reiškia, nes kiek teko kalbėti su mokslininkais, tai yra sunkiai suprantama žodis. Žinoma, galima bandyti aiškinti ir aiškintis, ką jis reiškia, bet tai nėra taip akivaizdu. Toliau vėlgi pet, bet, čia greičiausiai tiesiog rašybos klaida, pasarga pesti, tai yra išganyti arba apsaugoti, leksinis keitimas visiškai kitas žodis. Mums sutampa, nu, tai yra nuo, irgi sutampa, toliau visu ir tuo, leksinis keitimas, liaunė, sutampa. Tai galite matyti, kad sutapimų yra šiek tiek mažiau nei skirtumų pagal visą, jeigu mes tiesiog pasižiūrėtume į šias dvi eilutes. Ir bėgdama šiek tiek į priekį ir galbūt šis vaizdas ekrane jūs šiek tiek išgąsdins, bet gilintis tikrai nereikia. Matote labai didelę lentelę su daug pavyzdžių, bet norėčiau, kad tik atkreiptumėte į spalvas. Ir viršuje galite matyti redaguotų leidimo žodžių sąrašą. Tai yra tik tie žodžiai, kurie buvo redaguoti. Toliau galite matyti, štai čia jau tėve mūsų latvių katekizmuose, kiek iš viso jų buvo nuo 685 metų vėliausioje, kurį įtraukiau, iki 1585 metų ir viršuje jau yra tos ištraukos ankstesnės. Bet svarbiausia dalis, kaip minėjau, negilintis į kiekvieną žodį. Jeigu norėtumėte, tai galit padaryti skaitydami publikaciją, bet čia galit atkreipti dėmesį į žalią spalvą. Žalia reiškia sutampa. Akivaizdu, kad daugiausia sutapimų, tų taisymų sutapimų yra būtent su ankstyvojo laikotarpio leidiniais, todėl čia galėtume drąsiau sakyti, kad tie įrašai yra iki Mancelio, tai yra iki antrojo rašybos etapo, raštijos etapo ir daugiausia sutapimų yra su šiuo ankstyvuoju etapu. Ir esminis turbūt žodis, kurį reikėtų paminėti, tai yra liauns, piktas, nes vėlesnėse leidimuose jo apskritai yra atsisakoma, o šiame ir rankraštinėme įraše matome ir Münsterio kosmografijoje lygiai taip pat matome šį žodį įtrauktą bei Vilniuje spausdintame katekizme. Įdomu, kad yra redaguota ne tik latviška malda, bet atrodo, kad ta pačia ranka yra paliktas dar vienas įrašas. Tai tas žmogus, kuris redagavo latvišką maldą, jis vienaip ar kitaip ne tik mokėjo latvių kalbą, bet ir tikrai buvo susijęs su Livonija, nes sakinį apie moteris Livonijoje ir kokios jos yra, tas žmogus pridėjo ranka darytą įrašą, pabraukė, kad moteris regione ir pridėjo žodį kilmingosios, lotyniškai nobiles, kad būtent kilmingosios moterys yra tokios, o ne visos, nes tai yra kalbama, kokios, jos yra reiklios ir kaip prašo būti vadinamos poniomis. Ir tas žmogus pridėjo, kad tai ne visos moteris, o būtent tik kilmingosios Livonijoje yra tokios. Paskutinis klausimas būtų, kaip šitą žinią apie įrašų atradimą Vrublevskių bibliotekoje vertina kolegos Latvijoje ir ką iš tikrųjų tai keičia ar skatina naujus tyrimus, kuriuom linkmėm? Iš tiesų reikėtų dar greičiausiai truputį palaukti dėl kažkokių didesnių reakcijų, todėl kad publikacija vos tik pasirodė, bet rezultatai buvo pristatyti konferencijoje. Ir žinoma, kad visi džiaugiasi, todėl kad kiekvienas, kaip profesorius Vanagas sakė, kad kiekvienas žodelis, kuris yra iš ankstyvojo laikotarpio, yra didelis džiugesys. Todėl kad mums padeda šiek tiek geriau suvokti, kaip galėjo atrodyti latvių kalba 16 amžiuje. Nes net ir spausdintų knygų yra nedaug, išlikusių iš viso yra 4. Iš 16 amžiaus. Jeigu lygintume su lietuviu, tai yra be galo mažai.
Iš tikrųjų, dėl to kiekvienas žodis, o čia jų turime 22 žodžius, yra tikrai labai vertingas ir juo labiau, kad šitoje knygoje, rankraštiniuose įrašuose mes matome ir tokių raštijoje neužfiksuotų rašybos atvejų, kaip 2 taškelių vartojimas žymėjimui I ir uo, nes I yra rašoma E su 2 taškeliais ir uo rašoma O su 2 taškeliais. Tai atsispindi tik šituose rankraštiniuose tekstuose ir kelia tikrai naujų klausimų. Tiesiog pagal kokį pavyzdį žinome, kad ir vokiečių kalboje tie 2 taškeliai vadinami umliautu. Jie tikrai yra, visi mokantis vokiškai tai puikiai žino, bet šituo atveju tie 2 taškeliai jie netitinka visiškai umliauto funkcijos, nes tai yra I ir uo, o ne kiti garsai ir kitos raidės. Tai dar neatsakyti klausimai, iš kur galėjo ateiti toks žymėjimas. Tikėkime, kad ateities tyrimai padės. Tai tikrai kelia daug naujų klausimų ir truputėlį prisideda prie tokio bendresnio vaizdo matymo, nes dinamikos yra daug. Kiekvienas tekstas, kuris yra datuojama 16 amžiumi, skiriasi. Tai yra, iki standartizacijos dar buvo toli. Tai labai įdomu pasižiūrėti ne tik kas skiriasi, bet kas sutampa su kitais. Nes tai irgi tuomet rodo, kad buvo ne tik viskas be galo dinamiška, bet tam tikri dalykai buvo stabilus. Vadinasi, egzistavo kažkokia tradicija, bet kokia ji yra, tai su kiekvienu nauju įrašu ir kiekvienu nauju žodžiu mes galime pasakyti truputėlį daugiau, nes galbūt sutampa su tuo, o nesutampa su kituo. Tai, manau, kad tai yra didžiausia vertė šito įrašo, kad padeda mums praplėsti šias žinias. Tai ačiū labai jums už atradimą ir norisi palinkėti sėkmės. Turbūt tyrimai nesibaigia. Ne, tyrimai dar tikrai nesibaigia ir bus.